Alio, Tėti, padėk, nebeturiu nei kortelės, nei daiktų. Duoda draugo sąskaitą, pervesk man 500 eurų. kai prašo pinigų skubiai, sustok. Sustok, balsą galima suklastoti. Kaip apsisaugoti? Su artimaisiais turėkite saugos žodį, kurį žinote tik jūs. Jeigu saugos žodžio neturite, padėkite ragelį ir paprašykite paskambinti po 10 minučių. Per tą laiką susisiekite žinomais kontaktais, o jei nepavyksta, paklauskite to, ką gali žinoti tik tikras artimasis. Tai antras video iš 10 dalių ciklo apie apsaugą nuo balso sukčiavimo. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.